Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen. Sveikinu visų pirma tėvelius, atnešusius savo mažą kūdikį, Miją, savo meilės vaisių, jį pakrikštyt, kaip sakant, paaukoti viešpačiu, kad su ją būtų šventoji dvasia, kad viešpats ją globotų. Ir linkime, kad ateityje būtų jums irgi ramstis ir džiaugsmas. Pažymėsiu tave kryžiaus ženklu ir linkiu, kad tapusi krikščionė niekada šio ženklo nepaniekintų. Šį kūdikį krikštu atgimdyti ir savo šventąją bažnyčią priimti teikis. Prašom tave viešpatie. Tegu krikštų įsitvirtinimu šis kūdikis tampa ištikimu Kristaus mokiniu ir jo Evangelijos liudytoju. Prašom tave viešpatie. Tegu savo gyvenimo šventumu jis būna vertas dangaus karalystės džiaugsmo. Prašom tave viešpatie. Ir tegu jo tėvai ir krikštatėviai būna šiam kūdikiui krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiai. Prašom tave viešpatie. Suteik viešpatie Dieve dvasinį atgimimą Mijai, kurią tu į savo bažnyčios tikėjimą krikštu kvieti, kad ji turėtų amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Visagali viešpatie Dieve, tu per savo sūnų gimusi iš mergelės Marijos duodi krikščioniams motinoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią tavo duotų kūdikių besidžiaugiančią motiną ir suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet tau dėkotų per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Visagali viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gauname savo žemiškąją būtį ir dangaus gyvenimą. Palaimink, prašome per Kristų mūsų viešpatį kūdikio tėvą, kad iš vien su šio kūdikio motina, žodžiu ir elgesiu, rodytų jam gražaus tikėjimo ir gyvenimo pavyzdį. Amen. Visagali viešpatie Dieve, krikšto sakramentu tu mums davėjai dievišką gyvenimą ir pašaukei amžinąją laimę. Gausiai palaimink čia susirinkusius, kad jie būtų gyvi tavo tautos nariai, atrama pakrikštytajam ir džiaugtųsi ramybę per Kristų mūsų viešpatį. Amen.